Džiaugiuosi kiekvieną akimirką savo gyvenimo. Džiaugiuosi ir jum tą pastoviai pasakoju, kad džiaukitės, būkit laimingi, švęskit gyvenimą, mėlyji. Gyvenimas yra trapus, nežinom, ar gyvensim rytoj. Niekas nežinom, nei aš, nei jūs. Dabar yra žmogus, rytoj jo nėra. Žmonės kuria įvairius dalykus, stato gražiausius pastatus, bažnyčias, gražiausius kūrinius kuria ir muzikos, ir dailės. Paveikslai gyvens 1000 metų. Mano darbas nėra toks amžinas. Aš išgydau žmogų. Taip, jisai vis tiek mirs. Nors jis dar pagyvens labai malonų ir sveiką gyvenimą, kiek jam dar dievulis davė. Pasaulis yra labai sudėtingas ir suprantat, dėl ko sakau, kad džiaukitės kiekvieną akimirką, džiaukitės viskuo, ką dabar turit. Pasaulis keisis labai greitai. Yra prasidėjusi jau vandenių era. Žinot, tą girdėjot. Vandenių era 1000 metų truks ir jinai sutvarkys, labai reikalingą tvarką padarys žemėje. Žmonės taps aukštesnių intelekto, atsiras galimybės technologijos, kur išvalys užterštą mūsų planetą. Aš tą jaučiu, žinau. Viskas pasitvarkys, bet dabar yra liūdna situacija, tikrai labai liūdna, mėlyji. Ar žinot, kad žmonija, čia mokslininkų, ne mano, ištirta, įrodyta istoriškai, kad žmonija per 1000 metų išsidaugino iki 1 milijardų per 100 000 metų. Po to tik per 100 metų padaugėjo dvigubai, lygi 2 milijardų. O po to tik per 50 metų jinai padaugėjo iki 4 milijardų. 1970 metais Žemė gyveno tiek. Dabar mūsų yra beveik 8 milijardai. Žinot, ką mokslininkai apskaičiavo? Atmetė visas rizikas, visus galimybės, kad po 40 metų Žemėje gyvens 32 milijardai žmonių. Ar suprantat? Ar girdit? 32 milijardai. Po 40 metų. Ir tada prasidės kova. Žiauri, negailestinga kova už išlikimą. Ji bus beviltiška. Ir už tai yra jėgos, kurios dabar jau nori tą tvarkyti, jau tvarko. Nenorėtumėt gyventi po 30 metų, po 20 jau nenorėtumėt gyventi, kokia bus Žemė. Nenorėtumėt gyventi po 40 metų, kas čia bus. Džiaukitės kiekviena diena, dabar nekritikavę nieko, kas vyksta. Tiesiog gyvenkit, džiaukitės kiekviena akimirka, kiekviena minutė, čia ir dabar. Pasaulis nuostabus, mūsų planeta nuostabi, šitas rytas nuostabus. Nė vėjelių, šiltas, geras, gražus vasaros rytas. Mėlyji. Džiaukimės turėdami tokį pasaulį, tokį pasakišką savo gyvenimą. Kai kas su savo bėdom, skolom, ligom ir visu kitu, bet jūs galite džiaugtis, matyti šitą švarų, gražų pasaulį. Džiaukitės, kol galit. Džiaukitės, ne taip ilgai galėsit džiaugtis. Jau jūsų vaikai nesulauks tokius palaimus, ką jūs dabar galit savo. Ir gamtą, ir viską, ką turit. Džiaukitės viskuo. Viskas bus gerai, aš jums pažadu. Viskas susitvarkys. Vandenių era
tai yra intelekto išminties, atsiras jėgos, atsiras protai, kurie sugebės viską sureguliuoti, sutvarkyti. Bus kažkokia disciplina didesnė, bus kažkokia tvarka griežtesnė ir viskas bus gerai. Išgyvens žmonija, jinai be galo yra stipri ir ji viską gali. Žmogus netoks jau lengvai užlūžtantis vabalas, kad jį galima lengvai sutraiškyti. Išgyvensim. Turėkit vilties, o dabar džiaukitės viskuo. Džiaukitės ir būkit laimingi.